Labas rytas. Labas. Gal kavos? Kaip tu gyveni? Gerai. Gerai. O tu visai kaip namie pas mus apsirengęs. Tai čia taip galas. Žinai. Būna. Nu. Taip žiūri, aš taip dabar žiūriu, tu mes atsimenė? Kai Klaipėdoj, jo. Taip saulė švietė ir mes ėjom į paplūdimį, prisimeni. Jo, tas Tanikas nusiplyšo ir į plaukus įsivėlė. Jo, būtent. Aš des draugams siunčiau Instagramą tą videoką. Sakė, iš kur tokį turinį radai. Nu, bet žinai, aš neklausau draugų čia. Haters gonna hate. Čia gerų akimirkų yra. Jo, kai užkinėjom per bangas ir saulė švietė. Ir smėlis per pirštus byrėjo. Ar tu pameni? Jo. Bangas, ošimą. Pamenu. Iš tikrųjų, kažką tuo metu turėjom. Žinai, kaip sako, ne tau Martynai. Žinai, pohai, nespaudo biškai. Na, dabar aš esu šiek tiek sudėtingai situacijai, todėl kad girdėjau, Sandra vakar su Virginijum apturėjo romantišką vakarą ir Domantė šiandien kavos su išgėrė, aptarė reikalus, tai nežinau, liūdna šiek tiek, nes aš tai neturėjau valandėlės su Virginijum. Labai, iš tikrųjų. Ištraukusi kortą, Živilė netruko suprasti, kad tai yra jos laiminga diena. Labai skanus kebabas. Aš čia 7 metų dirbi. Labai gerai kebabas. Žirmūnai miški kebabinė. Labai gerai kebabas. O tu pameni, kai mes per OneLT susirašinėdavom? Jo. O tu pameni, man ką žadėjai? Jo. Aš ryt būsiu ofise, būtinai pakalbėsiu daug. Va mano klasiokai jau 3 turi vaiką. Čia Julija? Jo, Julija, iš kur pažįsti? Nepažįstu. Aš nenoriu, kad man kaip Julija atsitiktų. Man reikia žiedo. Trūksta man žiedų. Kebabą neįdėjo žiedų? Galim keisti. Keist pasakysiu kartą. Tu nahai! Labas. Uoda! Kaip sekės? Šudinai sekės. Nu va, kaip blogai. Na štai ir baigėsi meilės orakulo kelias.
Tačiau kiekviena pabaiga yra kažko naujo pradžia. O Virginijaus atveju tai senos draugystės atnaujinimas. Tačiau visgi ne merginos rinksis su kuria Virginijui gyventi. O Virginijui teks pačiam vyrišką sprendimą priimti. Kadangi tai yra išties atsakingas sprendimas, mes norėtume paprašyti jūsų, mano mėly žiūrovai, padėti Virginijui apsispręsti, skambinant numeriu 86 79 995 678 421 ir atsiliepus sakyti vardą merginos, su kuria Virginijus turi tęsti ateitį. O dabar žodis merginoms, sėdinčioms ant karštųjų kėdžių. Aš vis tiek manau, kad žmogus turėtų sugrįžti ten, kur viskas prasidėjo. O prasidėjo pas mane. Mes turim butą. Užtek šitų nesąmonių su mergom trim. Virginijau, pagalvok. Aš jau nebesuprantu, čia yra nesąmonė, ta prasme, tai yra jau senienos ir reikia tavo, Virginijau, naujos. Tokia kaip aš, puikiai moteris. Virginijau, pabaig ką pradėjai. Taip sakant. If you like it, then you should put a ring on it. If you like it, then you should put a ring on it. Oh, 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 oh. Na, mes su Virginijum esame puikia komanda. Ir jis man pažadėjo didelės galimybės. Priėjau prie tokios išvados, kad dėja negaliu nei vienai jūsų paskirti savo viso laiko. Aš tiesiog netoks žmogus. Man reikia judėti į priekį. Aš turiu gyventi. Aš kitaip nekvepuosiu. Tai jūs esat geros, bet gal nepakankamai. Man. Pačios suprantat. Aš turit, viskas aišku. Ir taip. Nesam niekas kvailas žmogus. Viskas. Kaip sako, nepyk Kastyti. Nenoriu skambėti narcisistiškai, bet man geresnės reikia. Kiekviena gal po truputį turi tų savybių. Žodžiu, nebijoju, kad jums gyvenimas gerai pasiseks. Aš jau eisiu kaip ir. Čia jūs geros, tada gero. Gerai. Davai. Ai, pala, gal turit, gal kas sąskaitoj taksai iš... Tu nahui. Einu tada. So I picked this one.